priimti žodį ir kad tai formuotų mumise teisingą supratimą, kas yra Evangelija, kas yra krikščionybė ir kad tie teisingi paveikslėliai, jie kaip žodžio sėklos, jos būtų sudygusios ir augtų ir neštų vaisių mūsų gyvenime. Jėzus sako, kad karalystė tai yra kaip žmogus, kuris sėja grūdą, jisai sėja ir 4 skirtingos dirvos. Tai reiškia mūsų širdis, 4 skirtingos žmonių rūšys. Su sėkla nėra problemų, ta pati sėkla krenta, ta pati, bet skirtingos dirvos. Ir viena yra tokia dirva, kad trečioji dirva, krenta sėkla, bet išaugę erškėčiai užgožia ją. Ir kas tie erškėčiai, kurie užgožia? Tai yra pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė, skilę giesmai kitiems dalykams, nustelbę žodį. Kas tai yra? Ir aš manau, kad panaši diskusija buvo čia prie stalo. Tai rūpestis arba kažkas, kas bebūtų, jis turi paveikslėlį. Jis turi paveikslėlį. Kai tu būni bažnyčia, tu gauni gyvenimo paveikslėlį ir jungi teisingą lūkestį. Bet kažkas tau praneša kažkokią naujieną ar kažkas kitką ir tai atneša paveikslėlį. Ir tas paveikslėlis užgožia žodį ir jis neduoda vaisiaus. Dėl mūsų užduotis, kad mūsų dvasia būtų tiek pamaitinta Dievo žodžiu ir kad prieš mūsų akis būtų žodis. Mes sakome, arba pamokslininkai sako, pažvelk į Jėzų. Ar girdėt, pamokslininkai sako? Nežiūrėk į problemą, žiūrėk į Jėzų. Ir dabar klausimas, kur mus tą Jėzų surasti? Ir žmonės mystikoje ieško, kur čia tas Jėzus yra, kokio paveikslėlio ar kažko. Bet pažvelgti Jėzų reiškia pažvelgti žodį. Reiškia, aš matau Jėzų matydamas į žodį, ne kažkur kitur, ne ant sienos, aš matau jį žodį. Todėl mano vaizduotė, mano mintyse žodis turi būti nuolat. Nuolat, nes ir Senajame testamente Mozė, jisai sako, šitas žodis neatsitraukia nuo jūsų, kalbėkite apie jį keldamėsi, eidami miegot, kelionėje, užrašykite ten durų staktų, užrašykite ten vartų, ant kaktos rankų, užsirašykite tą žodį, kad jis visur būtų tas žodis. Kodėl? Todėl, kad tu žiūri žodį, žodis yra tiesa, kas tu esi. Aš manau, tais laikais kalbėjo apie tai, kad tu esi sandoros tauta, tu esi sutarty, ne su Teo parašė sutartį, ne su dar kažkokia kompanija sutartį. Dievas sudarė sutartį su tavimi. Ir jisai ištikimai laikosi tos sutarties. Ir kad tau tu suvokt, kad tu esi sandoroj, sutartį su Dievu. Tai yra sąmonė tam tikra, tam tikri veiksmai ir tam tikras atsakas teisingas. Arba lūkestis teisingų dalykų. Tu sakai, sandoros žmogų negali to būti, to negali būti. Ir visa kita, tu priimi teisingai tada visą tą aplinką, vertini teisingai, nes žodis yra pas tave. Ir mūsų gyvenimas neišimtis. Žmogus šiandien negali, išklausęs vieną pamokslą, gerą pamokslą, arba paskaitęs raštą, gyventi ten visą savaitę be. Aš netikiu, kad jisai gali išgyventi teisingai tą savaitę. Žinai, žodis yra kaip kvėpavimas. Malda yra kaip kvėpavimas. Tu negali pakvėpuoti sekmadienį ir visą savaitę nekvėpuoti. Tu turi kvėpuoti, tai turi judėti tavyje. Tavo vidinis žmogus turi funkcionuoti ir gyventi kitoj minty, Dievo minty. Tu turi gyventi. Sako, ne viena duona gyvas žmogus, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš viešpaties lūpų. Tai reiškia, kiekvienas žodis, kuris tau asmeniškai kalba ir jis tau gyvas ir aktualus. Tu to gyveni. Ir tada tu pasilieki kitoj minty, kiti tavo sprendimai, elgesys ir nuotaikos. Kaip aš mėgstu sakyti, jeigu teisinga savimonė, teisinga savijauta. Savimonė teisinga. Kas yra savimonė? Savęs suvokimas. Kaip tu save suvoki? Bet tu paklaus savęs, kas aš esu? Užduok savo klausimą. Kas aš esu? Grybas. Ką? Sakykim, būkim teisingi. Ir tu pradedi pyškinti tai, kad tu ko neturi, kiek tu ten, vienu žodžiu, sužlugdytas, kokia šeima, kokia žmona pas tave netikusi, kokia bažnyčia, viską teisybę tu išdedi. Ir tu sakai, ašgi tiesą turiu kalbėti. Bet iš tiesų tai tavo akis sako, bet ką Dievas
kokią nuomonę Dievas apie tave turi. Aš žinau, kad visi turi nuomonę apie tave. Tavo aplinka, darbdavys, mokykloj, sutuoktinis, bažnyčių ir tu turi nuomonę apie save. Bet klausimas, ar tu nuomonę teisinga turi apie save? Ir dažniausiai tai yra neteisinga, todėl kad neteisinga savimonė yra. Ir tam reikalingas žodis, jis yra veidrodis, formuoja ir sako, aš esu toks. Nepaisant, kad aš to ir to neturiu, aš esu išgelbėtas, aš esu palaimintas, aš esu išgelbėtas, aš esu atpirktas, aš esu palaimintas. Tai ne mano sprendimas, tai Dievo sprendimas. Dievas sumanė mane tokiu padaryti ir jisai siuntė savo sūnų Jėzų, kuris paėmė mano nuodėmes, kuris paėmė mano prakeikimą ir viską įveikęs, šventė pergalę ant kryžiaus. Šventė pergalę ant kryžiaus ir nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, švęsdamas pergalę ant kryžiaus. Ir jis ištrynė mano skolos raštą, panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus. Aš neskolingas Dievo teisingumui, nes Jėzus viską ištrynė. Amen. Todėl jokio kaltinimo negali būti mano gyvenime. Ir priminimo mano nesėkmių, mano nuopolių. Jų nėra. Dievo akise tai ištrinta ir turi būti ištrinta mano dvasioje. Aš turiu savo atleisti, kaip Dievas man atleido. Aš turiu atleisti mano skriaudikui, kaip Dievas man atleido. Tai turi būti. Ir šiandien tu turi išgydyti savo širdį ir priimti Dievo dovaną. Priimti Dievo dovaną. Todėl šiandien aš noriu šitą valandėlę pakalbėti apie dovaną. Dievo dovaną, nes tik tai ta dovana atvėrė, tau į visus Dievo lobynus tau. Ir pakalbėkim apie šitą žodį. Gyvenimą. Šitas žodis mane valdo. Aš mąstau apie jį. Aš pasninkavau, ne kartą pasninkavau, Dieve, atverk, parodyk man, kas tas gyvenimas ir dar amžinasis. Aš suprantu, kad čia nėra kažkokia poezija. Aš jums daviau gyvenimą ir apšiai. Gražiai skamba. Čia yra gryniausia tiesa. Ir jeigu Jėzus sako, kad aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, mano atėjimo tikslas, reiškia, mes turime jį suvokti. Ir man atsakymą davė vienas dalykas, kai aš supratau, kad graikiškam tekste yra 3 žodžiai, o mes visus tos 3 žodžius verčiame vienu žodžiu – gyvenimas. Kartais gyvybė, ir ten teisingai išversta gyvybė. Bet tai yra žodžiai. Pirmas žodis yra bios. Bios. Ir tas žodis, tas gyvenimas atitinka tavo kūną. Iš čia mes padarėme žodžių darinį biografija. Tai reiškia tavo šito gyvenimo įrašas, biografija žmogaus. Va čia kalbam apie tai. Ir dažniausiai kalbama kai apie kūną ir kalbam apie tai. Kitas žodis yra psuche. Tai yra siela arba gyvybė. Siela, taip pat apie sielą daug reikia kalbėti, kas tai yra siela. Siela susieta su tavo kūno gyvybė ir kita prasmė labai stipri sielos yra asmenybė, arba asmuo, arba individas. O sako, susirinko 5 sielos. Tai nereiškia, kad atėjo čia kažkokios sielos, atėjo žmonės. Mes taip vartojame šitą žodį. Bet verčiame dažnai gyvybė arba gyvenimas. Ir trečias žodis, va čia klausykite, trečias žodis, graikiškas žodis, kurį mes verčiam gyvenimas, yra zoje. 3 raidės zoje. Ir mane taip užvaldė šitos 3 raidės arba šitas supratimas zoje, kad aš ir nusipirkęs mašiną naują, užsikėliau ir numerį zoje. Sumokėjau 5000 litų, kad gaučiau tą vardinį numerį. Ir dabar va, tas numeris va, mašinos, jeigu jūs išeisite parkavimą, pamatysite. Zoje. Aišku, kai kurie vadina turbūt Zoja važinėja. Zoika ten, tipo, vardas. Iš tiesų, Zoja ir yra vardas gyvenimas. Išvertus, reiškia gyvenimas. Atsidariau dar vieną įmonę, kurią pavadinau zoje.lt.
ir puslapis mano yra zoja.lt. Vienu žodžiu, man šitas žodis arba šita tiesa, jinai man yra tiek svarbi. Ir kai aš pradėjau skaityti tekstą Biblijos, Evangelijų, ir kai aš sutikdavau žodį gyvenimas, aš pasižiūrėdavau į originalą, ar čia yra zoja. Ir kai matau zoja, aš suprantu, kad aš kitaip pradedu suprasti tą rašto eilutę. Matai, šitas gyvenimas bijos yra visuomet su mumis. Psuchė yra čia. Bet zoja gyvenimas, sako, tas gyvenimas buvo pas tėvą ir pasirodė mums. To gyvenimo nebuvo. Bet jeigu tu pamatysi, be Jėzus šito gyvenimo nebuvo. Per vieną žmogų atėjo nuodėmė ir per nuodėmę mirtis pasiekė visus. Visas pasaulis skendėjo mirtį. Mirtį, mirtį, mirtį. Sako, šitas gyvenimas zoja buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Kaip jisai pasirodė? Jėzus atnešė. Sako, aš atėjau, kad tikintis turėtų gyvenimą ir apšėjo turėtų. Zoja. Ir jisai atėjo vienu tikslu, nes sako, tėvo valia, amžinasis gyvenimas. Tėvas dabar galvodamas apie tave ir mane, jisai turi vieną valią, kad aš gyvenčiau ir nemirčiau. Aš gyvenčiau ir nemirčiau. Ir Jėzus atėjo, jisai parašyta, sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangeliją. Taigi, broli sesė, jeigu tiki Jėzumi, tai, kai jis padarė ant kryžiaus, tu esi nemirtingas. Tu esi nemirtingas. Mirtis pasitraukia iš tavęs. Ne apie bijo mirtį kalbu, apie dvasinę mirtį. Jos nėra. Tu gyveni amžinai. Kristuje Jėzuje nėra jokios mirties. Kristuje Jėzuje nėra jokios mirties. Jame nėra mirties, jame nėra prakeikimo. Kažko mirties, suprask, ne tik mirties, bet su visom išraiškom, pasireiškimais mirties. Tai ne taip, kad mirtis. Mirtis reiškia atskirimas nuo kažko, nuo gyvenimo šaltinio, nuo Dievo. Dievas yra gyvenimo šaltinis. Nuodėmė atnešė atskirimą, atskirtį ir mirtį. Sako, mes nešėme vaisių mirčiai. Ir mirties sinonimas tikrai tiktų mums, tai yra prakeikimas. O gyvenimo yra palaiminimas. Ir kai mes mastom, būtent taip, kaip aš dabar kalbu, mes pradedam matyti šventą raštą arba Evangeliją arba Jėzus atėjimą normaliai. Mes suprantame, kad jis atėjo net nešti dar vienos moralės, dar vieno įstatymo. Daryk tai, nedarysi, gausi arba tam būsi nubaustas. Ne, jis neatnešė dar vienos moralės. Jisai atėjo sumokėti kainą ir jisai sumokėjo visą kainą už visos žmonijos nuodėmės. Visos nuodėmės buvo užkeltos ant jo. Visos nuodėmės buvo užkeltos ant jo. Visos nuodėmės. Ir net ta nuodėmė, kuri buvo užkelta ant sūnaus, ta nuodėmė atskyrė jį taip pat nuo tėvo. Sako, tėve, kodėl tu mane palikai? Jis paragavo mirties už mus visus. Ką aš noriu pasakyti? Nuodėmė visuomet atneša mirtį. Visuomet. Mes dabar kalbėsim šitą pamoką apie tai. Visuomet, kas bebūtų. Kitas sako, o, jisai sumokėjo kainą. Taip, bet jeigu nuodėmė jinai yra, nuodėmė ir dabar atneša mirtį. Ir mirties geluonis yra nuodėmė. Mirties geluonis, jisai gelia į tave ir tai yra mirtis, ir tai yra nuodėmė. O jėga tos nuodėmės yra įstatymas. Ta prasme, kuo daugiau įstatymo, to stipresnė ta nuodėmė skaldo žmonės. Todėl šiandien teisinga Evangelija, jinai yra teisingas mokymas, jis yra sucentruotas į Jėzaus auką. Arba Jėzaus centruota Evangelija yra teisinga Evangelija. Tu sakai, ką gali dar centruota būti? Į tave, pavyzdžiui. Jeigu aš nuo ryto iki vakaro tau sakysiu, broli, pažiūrėk, kaip tu gyveni. Ar tau negėda?
Nu, broli, nu, pasistenk. Nu, pasistenk, broli, nu. Ir aš vis apeliuosiu į tave. Jeigu aš tai darysiu nuolat, periodiškai, tai bus į žmogų orientuotas mokymas. Tuomet žmogus, jisai stengsis, jisai darys viską pagal tą moralę. Ir jisai pavargs, ir jisai nusilps, ir nepadarys to, ką gali padaryti. Nes jisai vertins savo santykį su Dievu pagal tai, ką aš padariau, arba tai, ko aš nepadariau. Supranti? Ir iš karto susiformuoja, galbūt neįvardinsiu įstatymas, bet įstatyminis principas atėjęs. Ir tada tas žmogus, kuris gerai tarnauja, jis viską puikiai daro, meldžiasi, teliko net nežiūri. Viskas, puikus krikščionis. Bet jisai sausas, malonės nėra. Ir mažiausias nukrypimas sugriovė jo santykių su Dievu. Jis negali atsikelti. Supranti, tai yra įstatyminis mokymas, kuris suformuoja atskirtį nuo Dievo, o ne supranta, kad Dievas šiandien pritraukia tave ir ne tavo darbų pagrindų, bet Jėzaus darbo pagrindų. Tik tai dėl to jis tave turi ir tik dėl to, paklausyk dabar įdėmiai, jis tave palaimino. Mes kalbėjome apie dešimtinės, mes sugrįšim kažkada pakalbėti apie tai. Suprasite, kad visas šitas mokymas pastatytas, ką tu davėjai, tada jis tau duos. Ne, ką jis davė. Iš jo yra visų pirma ir tada jam. Ar suprantat? Jis davėjas visko yra. Jis gyvenimo davėjas. Ir šiandien jisai nori, kad tu nemirtum, bet gyventum. O gyventi reiškia išsilaisvinti iš mirtį nešančios nuodėmės. Ir iš nuodėmės niekas darbai tavęs neapvalys. Geri darbai nuodėmės neapvalys. Maldos neapvalys. Pasnikai neapvalys. Ir net Dievo žodis neapvalys. Ir mes pakalbėsim, aš dabar noriu suskirstyti, klausykite, į dvi dalis apvalymas. Mes pakalbėsim dabar apie du apvalymus. Pirmą apvalymą dabar aš kalbu ir apie antrą apvalymą, kurį atlieka Dievo žodis, pakalbėsim kitą pamoką. Taigi, nuodėmė turi būti nuplauta. Lietuviškai gerai skamba nuodėmė, dėmė. Atsimenu vieną kartą, valgydamas kažką, aš susitepiau marškinius. Ir labai buvo gaila, kad tiesiog kleksas va čia matomai vietoj. Sakau, reikia gelbėti situaciją. O man reikėjo stovėti, pamokslauti. Kleksas čia tiesiai. Tai ką, aš paėmiau, pridengiau, užsisegiau. Ar šlipsą užsikabinau, dabar nesimenu. Aš pridengiau. Ne? Kleksas yra ten, bet niekas jo nemato. Tai Senojo testamento laikais nuodėmė buvo pridengta. Kaip ir nesimatė jos, bet jinai neįspręsta. Neįspręsta, jinai pridengta. Jinai yra, bet jinai pridengta. Bet Naujojo testamento laikais jinai nepridengta, jinai išnaikinta, ištrinta, išvalyta. Aš savo marškinius įkišau į skalbenkę, uždėjau pačią geriausią programą ir vėl balti marškiniai. Haleliuja! Jie išbalino savo drabužius avinėlio kraujuje. Avinėlio kraujas išbalina tavo drabužius. Išbalina tavo drabužius. Ir jeigu tavo nuodėmė būtų kaip purpuras, bus išbalinta kaip sniegas. Tai jo darbas. Tai jo darbas. Ir kai tavo nuodėmė apvalyta, Dievo gyvenimas funkcionuoja. Klausyk, dabar svarbu dalyką. Per atleidimą arba per teisumą mūsų dvasia atgyja arba tampa gyva. Šiandien tu esi gyvas ne dėl to, kad tu kavutės pavartoji 3 porciją. Čia bijos gyvybė. Kai kurie nori kompensuoti tai. Bet teisingas Dievo žodžio supratimas ir teisumo suvokimas tau duos tiek tonuso. Kartais negali net užmygti.
Man buvo šiandien pusę nakties, buvau tiek į vakarą gero maldos susirinkimo. Per teisumą tavo dvasia gyva. Dabar, kodėl aš tai kalbu? Aš sakau vieną dalyką. Jeigu tu ne visiškai suvoki teisumą, ne visiškai jį priimi, ne visiškai suvokia tavo širdis, suvokia dalinai, tu tiek, kiek suvoki, tiek būsi gyvas. O kiek nesuvoki, tiek būsi negyvas. Tu būsi toksai nei karštas, nei šaltas. Tavo santykiai nebus labai geri su Dievu ir tavo pasitikėjimo nebus Dievu. Tavo širdis tave smerks. Sako, jeigu mūsų širdis mūsų nesmerkia, mes pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko tik prašome. Ši dar viena tema, nuo ko gali tavo širdis būti smūgiuoti tave. Du dalykai. Įdėmiai klausykit, du dalykai. Arba tavo kompromisinis gyvenimo būdas. Kas tai yra? Tau reikia padaryti vieną sprendimą. Tu ne tik išteisintas esi ir apvalytas, tu nori būti švarus. Tu nori būti švarus. Įsivaizduok, kad tau davė kas nors, padovanojo gražų kostiumą, baltą, ale dizainerių Armani ar kokią nors, nežinau. Negi tu eisi dabar mašinos taisyti su šito kostiumu. Kęstutį, tau dabar duotų Armani, ale baltus, reiškia, ir tu dabar lystum BMW. Ar turi dar BMW? Dvi turi. Ar tu eitum? Nežinau, nebent jau labai jau. Tu sakytum, man reikia persirinkti, aš negaliu eiti į tokį purvyną su tokiais gražiais drabužiais. Taip ir mes esame dvasioje, mes turime baltus drabužius. Ir jie yra apvalyti ne tam, kad vėl susiteptume. Aišku, mes susitepam ir gal susitepam ir susitepsim, bet mes turime apvalymą, bet mes svarbiausia nenorime susitepti ir mes nenorime eiti į purvyną. Mes nenorime eiti į purvyną. Sako, tas, kuris gimė iš Dievo, saugo save ir piktasis jo nepaliečia. Tas, kuris gimė iš Dievo, saugo savo indą šventume ir pagarboje. Jis jaučia, kad šitie dalykai tepa. Jisai vengia to. Tai būtent pirmas dalykas, kaip žmogus susitepa per tos kompromisus, nepadarytus teisingus sprendimus, pasirinkimus. Kitas dalykas, jisai susitepęs dėl to, kad jisai netiki, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir kad ta auka, kurią jis atnešė ant kryžiaus, yra tobula ir pilna. Tobula ir pilna. Aš atsimenu, mes buvome Šiauliuose ir buvom atvažiavę su vyresniais ir norėjom padaryti tokį maldos ar prasiveržimo tarnavimą. Ir aš po to tiesiog pakviečiau tarnautus melstis ir konfrontuoti tam tikras dvasias. Mes daug ką ten konfrontavom, melo dvasę, pornografijos, ten, neatsimenu, kokio ten buvo vardyjama, daug kas ten buvo vardyjama. Ir staiga aš pamačiau, reikia konfrontuoti pasmerkimo dvasę, va tą kaltinančią dvasę, reikia konfrontuoti. Reikia varyti Jėzaus vardu iš tavo gyvenimo, varyti, įvardyti, pasitrauk nuo manęs, nes man atleista, pasitrauk nuo manęs. Ir kai mes tai konfrontavom, atėjo tarsi atotranka arba supratimas. Mes važiavom tada į Panevėžį, atsimenu. Važiuodamas į Panevėžį, mano broliai meldėsi, kalbomis meldėsi, o aš staiga pamačiau, kad mano dvasioje, aš tarsi mačiau mano skaidrę dvasią, tarsi kaip gniužulas, kaip kažkoks tai, nežinau, gumbas, kažkas tai tokio yra, tamsi dėmė, maža dėmė, bet jinai yra. Tai kažkokia mano senovinė nuodėmė, kurią senai padariau, bet vis apie ją pagalvodamas, aš save, kaip tu galėjai, supranti, vis dar save plakiau. Nors tai netinka niekam. Netinka nei Dievui, nei niekam. Jinai tik trukdo man. Ir aš mačiau šitą dėmę ir aš sakau, Dieve, aš noriu, kad jinai pasitrauktų nuo manęs. Ir kol jie meldėsi, aš susikoncentravęs, sakau, Jėzau, aš noriu matyti tave.
aš noriu matyti tavo kryžių. Noriu matyti tavo kraują, Jėzų. Jisai tobulas yra. Tobulas. Sakau, šventoji dvasia, aš apsikabinau šventąją dvasią, kuri yra many. Apsikabinau šventoji dvasia, tu mano advokatas, tu mano gynėjas, tu visuomet mane išteisini, tu manęs niekad nepasmerksi. Tu man padėk. Ir susikoncentravęs, apie kokį 10 minučių laukiu. Ir po 10 minučių tarsi veiksmas buvo, pum, tai išlėkė iš manęs. Tai atšoko nuo manęs. Ir aš pajutau, kad mano visa dvasia skaidri, jokios dėmės. Jokios dėmės. Ir aš kaip per stiklą galiu matyti mano viešpatį su skaidria dvasia. Džiaugsmas užvalė. Aš važiavau į Panevėžį, negalėjau, tiesiog širpuliukai ėjo iš džiaugsmo. Širpuliukai, pagaugai ėjo iš džiaugsmo. Laisvės nuo pasmerkimo. Kodėl aš tai sakau? Aš pagalvoju, kiek žmonių šiandien dar krikščionių, nuoširdžių krikščionių nešioja, vat būtent tai. Matai, raštas sako, Hebrajams sako, kad mirties darbai yra užrašyti sąžinėje. Mes turime 2 žodžius sąžinė, bet šitas ten vienas žodis. Ir mes išvertę tai sąžinė, tai sąmonė. Bet graikiškas yra vienas žodis. Ir aš galvoju, kad čia pritaikčiau sąmonė. Sąmonė vėl kaip tu save suvokė. Sako, mirties darbai, tai yra tavo kažkoks darbas, kuris sakoma, tai mirties darbas. Jis yra tarsi įrašai. Ir jie niekaip kitaip neapvalomi. Ir Hebrajams laiškas sako, kad Jėzaus kraujas apvalo mus nuo mirties įrašų, nuo mirties darbų, kurie mūsų sąmonė. Beje, apie šitos įrašus, jie labai veiksmingi, žinok, kalbėti apie juos. Čia mes buvom išvažiavę su žmona vienai parai, vienai nakčiai į Latviją ir mes sėdėjome į vieną tokį prekybos centrą ir eidami praėjime, prie mūsų pribėgo viena mergina, kuri siūlė mums kosmetiką. Nu, mandagiai prišoko viską ten. Mes turim stebuklingą kosmetiką. Nu, norėjau, beveik pardavė man. Aš supratau, kad ten yra burtai tikri. Bet kol man ten tepė tą kosmetiką stebuklingą ant mano veido, aš sakau, dabar paklausykit mano žinią. Jinai tepa ir aš sakau, ar žinote, o jos vardas yra Kristina. Paskui žinot, iš kur tas vardas, iš kur jis kilęs, ką jis reiškia. Kristina, sakau, yra pateptoji, galima taip išversti. Ir tai yra nuo Kristaus, nuo pateptojo. Ir tai jis vardas kilęs iš ten. Sakau, žinot, dėl ko jis atėjo šią žemę? Sakau, Kristin, sakau, yra jūsų gyvenime mirties darbai, kurie užrašyti. Jis sako, vieną dieną Dievas visus surinks, kurie va šitam centre yra, ir jūs surinks. Ir jūs duosit apyskaitą už tą darbą, kuris užrašytas jūsų dvasiai. Jinai iš karto taip, ją palėtė iš karto momentaliai, nes žmogus jaučia, kad kažkas tikrai yra įrašyta, ne visi teisingai gyvena. Tas tam ir atėjo Jėzus, kad išvalytų šitos įrašus ir kad jų neliktų. Tai yra Evangelija. Tai gerai, tai pasaulis žmogus, šiandien bažnyčios žmogus, jisai turi šiandien įeiti į visą šitą dovaną. Mes galbūt girdėjome šitą rašto eilutę, tie, kurie ilgiau, jie tikrai girdėjo, kad tie, kurie gauna teisumo dovaną ir malonės gausybę, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Ir viešpataus gyvenime aš anksčiau pritaikiau biose. Nu, gyvenime, va mes gyvenam ir viešpataujame. Dalinai ir taip yra. Bet ten yra zoje. Tie, kurie gauna teisumo dovaną ir malonės gausybę, viešpataus zoje, toj srity, jie pasiliks tame, jie bus jame, gyvenime, per vieną Jėzų Kristų. Kai per vieną žmogų nuodėmę įėjo ir viešpatavo, ėmė viršų, dabar per vieną žmogų, Jėzų Kristų, tie, kurie gauna teisumo dovaną
ir malonės gausybė viešpatauja gyvenime. Įsitvirtina jame, jie nemirtingi. Mirtis neturi jokių apraiškų juose. Ir dabar žiūrėk, ką teisumas duoda. Klausykite dabar jums atsakymą apie palaiminimus. Raštas numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją. Tavyje ir tavo palikuonyje bus palaimintos visos tautos. Kaip Abraomas buvo palaimintas, kokių pagrindų? Sako Paulius, tik ne darbų, bet tikėjimo teisumo pagrindų. Abraomas patikėjo, tai jam buvo skaityta teisumu. Amen. Ir tada, kai Dievo teisumas atėjo, atsirado pagrindas, dėl ko Dievas pradėjo veikti to žmogaus gyvenime ir įtvirtinti savo pažadą, palaiminimo pažadą. Ir sako raštas, lygiai taip pat, kaip įvyko su Abraomu, įvyko ir su mumis. Pirmas dalykas, mes patikėjom. Antras dalykas, mes esame išteisinti. Ir dėl to, kad mes esame išteisinti, mes esame pagal jo pažadą palaiminti. Mes esam palaiminti kartu su tikinčiuoju Abraomu. Mes tikintis esam Abraomo vaikai. Mes tikintis esam Abraomo palikuonis. Jis yra pirmas hebrajas ir mes hebrajai jame. Mes žydai pagal pažadą, pagal gimimą. Amen. Paskaitykime antrą laišką Korintiečiams, 3 skyrių nuo 5 iki 6 eilutės. Paulius sako, ne todėl, kad būtume patys tinkami, ką nors sumanyti, darytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo. Antras laiškas Korintiečiams, 3 skyrius nuo 5 iki 6 eilutės. Mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandoros tarnais. Ne raidės, bet dvasios. Nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Dvasia teikia zoje. Dvasia, Dievo dvasia, jinai kitoje vietoje ir pavadinta gyvybės arba zoje dvasia. Ir gyvybės arba zoje dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Amen. Nes Kristuje Jėzuje tas gyvenimo pulsuojantis dvasia, jinai mane išlaisvino, jinai yra stipresnė už nuodėmės ir mirties įstatymą. Ir dar 9 eilutę paskaitykime. Jeigu pasmerkimo tarnavimas šlovingas, tai daug daugiau šlovingesnis teisumo tarnavimas. Aš tikiu, brangieji, kad mes bręsdami ir augdami galėsime vis daugiau klausyti neatskiesto Dievo žodžio. Ir kai aš kalbu, daug Dievo žodžių cituoju, aš matau, kad reikalinga kokiu nors iliustracijų ves, pokštų ant galvos pastovėti, kad galima būtų atsiverti. Bet aš tikiu, kad mes būsime tokie įdėmus klausytojai, mes būsime susikoncentravę ir mes klausysime Dievo žodį. Paulius, matai, rašė tokį koncentratą ir sako, nesupratot, tai nesupratot, čia jūsų jau reikalas. Va. Ir
Paulius kalbėdamas apie tarnavimą, Naujojo testamento tarnavimą ir supras, kad tas tarnavimas yra šių laikų tarnavimas. Sako, ne patys iš savęs mes galime pamanyti, kad mes galim tai tarnauti, bet mūsų tinkamumas yra iš Dievo. Mūsų tinkamumas yra iš Dievo, nes jisai įgalino mus būti naujosios sandoros tarnais. Ne raidės, bet dvasios. Ne raidės, kuri žudo, bet dvasia, kuri gaivina. Reiškia, šiandien yra tam tikras nubrėžtas standartas, kuris yra numatytas bažnyčiai. Mūsų tema šiandien bažnyčia ir tarnavimai. Bažnyčiai turi būti įtvirtintas koks tarnavimas, dvasios tarnavimas. Ne pasmerkimo, bet teisumo tarnavimas. Ar jūs matot? Sako, pasmerkimo tarnavimas turėjo šlovę, bet laikiną. Sako, Mozė užsidėdavo gaubtuvą, kad nematytų visi praeinančio šlovės. Bet dabar mes pasiliekam ir mes turime vis pasiliekančią šlovę. Nes kur yra teisumas, kur yra išteisinimas, Dievo šlovė ateina. Dievo šlovė ateina. Ir jinai yra. Todėl teisumas, kaip Dievo dovana, turi įsitvirtinti tavyje. Toks mokymas arba toks pamokslavimas, jis turi būti nuolatinis. Jis turi būti nuolatinis, kad žmonės vėl nesusikoncentruotų į save. Kad jie vėl negrįstų savo santykių su Dievu tai, ką aš padariau, arba to, ko aš nepadariau. Bet kad mūsų santykiai vis pasiliktų su juo vien dėl to, ką Jėzus padarė dėl mūsų. Ką Jėzus padarė dėl manęs. Ypač dar tiems, kurie labai aktyviai tarnauja. Jie iš karto susireikšmina. Ale aš. Ir ale aš patraukia visą malonę ir tau parodys Dievas, kad tu esi nulis pats iš savęs. Ar supranti? Todėl ypač darbuotojams visuomet, ką jūs padarėte, mes sakome, Dieve, aš padariau tai, ką tu man sakei padaryti, aš esu nulis, o tu esi tas vienas. Ir mes visi nuliai, mūsų 10 nulių, bet 10 nulių ir yra nulis. Bet jeigu prieki vienas, tai jau skaičius didelis. Ir jis yra tas number one. Amen. Todėl, koks bebūtum apaštalas, pranašas ar kas, tu vis tiek savo akise aš mažiausias iš visų. Ir tą, ką aš darau, ne aš, bet malonė su manimi. Malonė su manimi. Ir tarnavimo malonė, ir gyvenimo malonė. Čia dar nauja tema yra. Tarnavimo malonė yra gyvenimo malonė. Ir čia mes turime turėti pilnatvę tos malonės. Ir visa tai, kas tavo gyvenime vyksta, ką Dievas daro, visa apraiška, bet kokia apraiška yra malonė. Ar sveikata, ar apvalymas, ar finansai, tai yra malonė. Jeigu mes skelbėme Jėzų, mes skelbėme jo kryžių, Dievo dvasia, malonės dvasia visuomet dalyvauja. Ir tada gimsta ir įsitvirtina dvasios tarnavimas. Aš klausdavau šventosios dvasios, šventoji dvasia, pasakyk man, prašau, kodėl vieni pamokslai man geriau gaunasi, kiti prasčiau, pasakyk man. Ir man Dievo dvasia sako, tu kalbėjai daug, bet jeigu tu paminėtum Jėzaus kryžių, tavo šitos pamokos būtų stipresnės. Sako, pasistenk visur, aš pats sakiau, aš pasistengsiu bet kokiam pamokslė paminėti Jėzaus kryžių. Ir aš pradedu minėti Jėzaus kryžių, Jėzaus kraują, iš karto patepimas ateina, iš karto ateina, iš karto ateina. Iš karto viskas teisingai susibalansuoja. Tavo mokymas, kas bebūtų, nors ir apie šventumą mokyčiau. Ir kitą pamoką mes kalbėsime apie kitą dalį. Apie šventumą mokyčiau. Vis tiek aš neturiu nukreipti nuo Jėzaus. Aš neturiu visiškai sutelkti viską į žmogų. Nes tai ateis pasmerkimas ir ten dvasia nedalyvauja. Kur pasmerkimas? Dievo dvasia nedalyvauja. Šitos pamokos tema, pasitraukia iš rašto mūsų šūkis, tema yra gyvenimas.
gyvenimas. Tas gyvenimas buvo pas tėvą, jis pasirodė mums. Tas gyvenimas pasireiškė manyje, tik tiek, kiek aš suvokiu teisumą. Aš galiu išoriškai parodyti, kad aš esu gyvas. Optimistas, pilnas emocijų. Bet tikras gyvenimas, tikra gyvybė, dvasinė gyvybė, jinai yra iš teisumo suvokimo. Kai tu suvoki teisumą. Bet aš svarsčiau apie vieną dalyką, mes meldžiame probudimo. Mes meldžiame probudimo. Dieve, mes norim būti prabudę. Ir prabudę kartais mes galvom, kad tu va taip emociškai labai toks jau aktyvus. Bet prabudimas ateina iš teisumo. Teisumas ateina per kraują. Ir pažiūrėk, visi prabudimai, koks tam pagrindinė tema prabudimų, yra konfrontuoti nuodėmę ir gauti atleidimą per tikėjimą Jėzaus krauju. Ten visur pagrindinė tema tai yra. Ir kai žmogus suvokia atleidimą, jo dvasia kunkuliuoja, jo dvasia pilna gyvasties, pilna gyvenimo. Ir čia ir tu esi prabudęs. Tu esi prabudęs. Todėl mes turime išvalyti savo gyvenimus nuo bet kokio nuodėmingumo. Ar vienokio, ar kitokio. Išvalyti gyvenimus nuo bet kokio nuodėmingumo. Ir įsitvirtinti Dievo dovanoj, Dievo teisumo dovanoj. Todėl, kalbėdamas apie Naujojo testamento tarnavimą arba apie mūsų tarnavimą, apie eklesija.lt tarnavimą, aš tikiu, kad mes esame pašaukti atlikti tą pačią misiją. tą pačią misiją ir skelbti malonės evangeliją. Skelbti malonės evangeliją ir aišku mes, gal jūs jau girdėjot, kad susidūrėme su iškreiptais malonės, reiškia, pamokslininkais. Mes pavadinom tai gal ultra malonė, ale nežinau ką. Tipo darau, ką noriu, vis tiek man atleista, vis tiek. Ne, mes ne apie tai kalbame. Mes sakome, kad mes atsakingi už savo veiksmus, ką mes darome. Ir jeigu mes susitepame, mes nesakome automatiškai tai nuplaunama. Aš įvertinu, kad aš padariau blogai. Aš matau tą įrašą, mirties įrašą, kuris atsiranda, darbas mirties. Aš jį įvertinu, aš jį pripažįstu ir laukiu, kad Jėzaus kraujas eilinį kartą, 1000 milijoninį kartą, jis veikia ir veikia ir veikia. Vienintelė auka, vieną kartą visiems laikams, jis įžengė į šventų švenčiausiąją ir įvykdė amžinai atpirkimą. Šitas kraujas neprarado jėgos. Šitas kraujas veikia visuomet ir apvalo švariai ir tobulai. Amen. Apvalom nuo to, nuo ko negali apvalyti įstatymas. Sako, jeigu gyvybė arba teisumas būtų per įstatymą, bet ne, per įstatymą ateina tik mirtis. Sako, nebuvo įstatymo, aš buvau gyvas. Atėjo įstatymas, jis mane nužudė. Todėl mes šiandien kalbėdami apie Jėzų, mes sakome, mes turime šiandien pasirinkti. Aš šiandien išeinu iš įstatymo, iš teisinimo sistemos. Aš išeinu iš tos sistemos. Įstatymas nepadarė nei vieno tobulo. Iš teisinimo klausimų. Tuo klausimu jis nepadarė nei vieno tobulo. Ir įstatymas buvo auklėtojas vedantis į Kristų, į paveldėtoją, kuris tuoj turi ateiti. Ir kai atėjo paveldėtojas, mes jau nesame auklėtojo globoje. Mes sakom, ate, pamirštam ir tu mums įstatymė nereikalingas. Nes mes dabar priėmė Jėzų, kuris yra mūsų išteisinimas. Jis yra mūsų išteisinimas ir man nereikia pasenusios raidės, aš tarnauju jam atnaujintą dvasią. Ar jūs pagaunat? Man jo pakanka. Todėl Paulius sako, nepriklausomai nuo įstatymo pasirodė Dievo teisumas, kuris skelbė tas pats įstatymas ir pranašai. Dievo teisumas tikėjimu Jėzumi Kristumi, duodamas visiems, kurie tiki.
Ta prasme, tu šiandien galėjai net negirdėti jokio įstatymo, net Mozės nepažinoti, nieko negirdėti. Bet išgirsti vieną Jėzų, kuris atėjo mūsų išvaduoti. Ir tau to pakanka. Ir per tikėjimą jo tu gautum teisumą, kurio įstatymas negali suteikti. Tai yra dovana, tobula Dievo dovana. Ir tas suvokimas tobulos Dievo dovanos atneš tau gyvenimą, tikrą gyvenimą. Ir tas gyvenimas yra tas pagrindas, dėl ko Dievas laimina tave. Laimina, suprask, palaimino. Arba jo apraiška yra tavo gyvenime. Todėl Paulius šiandien perspėja, klausykite, jis perspėja tikinčiuosius Galatam laiške. Sako, jeigu jūs ieškot išteisinimo įstatyme, jūs atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. Ar matote? Viskas, žmogus įsivėlęs mano gyvenime tikras prakeikimas. Mano gyvenime tikras prakeikimas, aš to palaimų net nematau. Kur tai? Tave kažkas įvėlė į įstatyminį principą. A tu dešimtinę mokėjai ar ne? Nu, tai viskas aišku. Svartai, jeigu mokėt ar nemokėt, koks dešimtinės principas? Moki palaimintas, nemoki prakeiktas. Tai kam klausimas tada Jėzus atėjo? Ane? Ane? Jeigu dangaus langai, supras ne ten, langai, atsidaro, Windowsai, atsidaro vien dėl to, kad tu moki ar nemoki, kam Jėzus atėjo. Bet Jėzus atėjo ir atidarė mums dangaus langus. Jis atidarė, sako, kas eina per mane, per mano auką, tas įėjus į ganyklą, į gyvenimo ganyklą, tas neragaus mirties per amžius. Ir tai Dievo dovana. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad siuntė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį zoje. Šiandien tu sakai, ar pastoriui reikia kalbėti apie įstatymą? Reikia. Mes periodiškai sugrįžtame prie to. Šiandien įsijung bet kokią krikščionišką televiziją. Įstatymą ten dėsto. Žmonės surūgę sėdi. Pasmerkime sėdi. Viską daro iš pasmerkimo ir iš baimės. Ar tu laikaisi tos dienos? Ar reikia? Reikia. Lai laikysimės. Ar tu tą darai? Ar reikia? Reikia. Darysim. Ar susimokėjai? Ar tu vagis apvogė Dievą šiandien? Tai nevogsiu daugiau. Pasmerkimas dėstomas. Pasmerkimas dėstomas. Gyvenimo nėra. Žmonės komunistiniais veidais. Vietoj gyvybės, gyvenimo, vietoj malonės, kuri turi pulsuoti iš tavęs. Kad Dievas šiandien nori pavergti tavo valios. Ir kalbant apie pinigus, jisai nori, kad tu būtum dosnus, kad jie nevaldytų tavęs. Čia kita kalba. Ir tavo davimas, kaip aš ir kalbėjau, mes turime šiandien tokį apibrėžimą. Mes duodame ne tam, kad būtume palaiminti. Mes duodame, nes jau palaiminti. Amen. Mes duodame, nes jau palaiminti. Ir mes žinome, kiek beduosime, mes nenuskursime. Mes nenuskursime. Ir tie nevaldys mus pinigai, mes juos valdysime. Ne mes jiems tarnams, jie mūsų tarnai. Pinigai, sabatas. Ne žmogus padarytas sabatui, sabatas padarytas žmogui. Ne mes jį garbinam, jis mums tarnauja, sabatas. Ir visi kiti dalykai. Evangelija yra laisvė, pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvais. Kokia prasme? Nuo šitų visų marazmų, kurie šiandien dar eina į bažnyčią. Ir mes kaip žodžio tarnai turime stovėti ir uždaryti. Ir sako Paulius, jeigu kas nors skelbia kitokią evangeliją. Kokią kitokią? Nemalonės, abatą evangeliją. Judaistinę evangeliją. Tebu neprakeiktas. Sako, ne Dievas, kuris pašaukęs į Dievo malonę, jūs taip pastumėjo ir taip įtikino. Ne Dievas, kuris pašaukęs į Kristaus malonę. Jis pašaukėsi Kristaus malonę. Ir dar stipriau, kalbant apie statymą, daug ten galima kalbėti. Galatams laiške parašyta, sako,
yra dvi moteris. Viena gimdanti vergystė, tai yra dvi sandoros. To tie pagal kūną, tai yra judėjai pagal kūną, kurio šiandien bažnyčia garbina tenai. Nesuprasdami, kad tikras žydas, ne išoriškai, bet tas, kuris širdį, tikintis, jis Abraomo vaikis. Dvi sandoros, sako, viena pagal kūną, gimdanti, vergystėj. Tai Hagara, kalnas, Sinajos kalnas, gimdanti vergystėj, kaip dabartinė Jeruzalė, gimdo vergystėj. Bet mes, broliai, esame kitos Jeruzalės vaikai, dangiškos Jeruzalės vaikai. Amen. Laisvosios vaikai. Ir sako, išvaryk vergę ir jos sūnų, išvaryk šitą sandorą, visą šitą sistemą, išvaryk vergę ir jos sūnų. Nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Išvaryk šitą sistemą iš savo gyvenimo. Tada tu galėsi kalbėti apie paveldą, apie palikimą, apie palaiminimą, kuris tau jau garantuotas ir tu jį gavai. Tau reikia suprasti, kaip tai veikia ir kas trukdo jam pasireikšti. Kai tu vėl nuo sūnaus drabužio apsirengi vergo, tarno, tarnautojo, ta prasme to, kuris užsitarnaut nori. Čia ne užtarnautas dalykas, čia yra dovana, 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 dovana. Ir jeigu atsiranda tavo gyvenime pasigirimas, tu nutolai nuo malonės. Sako, kur pagrindas girtis? Pašalintas. Kokių įstatymų? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymų. Pagrindas pašalintas, aš neturiu nieko ko girtis. Visa, ką turiu, tai Dievo dovana. Ir jis pats mane sumanė, mane pašaukė ir mane pašlovino, mane pašaukė, mane išteisino ir mane pašlovino. Ne aš jį išsirinkau, jis tave išsirinko. Prieš pasaulio sutverimą. Ir kas sako, atkeis jo sumanimą? Kas gali drįsti ir sakyti, kodėl jį pasirinkai, o ne aną? Ja. Kodėl ne Ezavą? Čia jo reikalas. Kodėl Jokūbą, o ne Ezavą? Čia jo reikalas. Kas tu drįsti, kad prieštarautum? Šiandien džiaugis, kad tu esi šlovės indas, o ne pasmerkimo indas. Amen. Nebijok, mažoji kaimenė. Tėvas panorėjo jums atiduoti karalystę. Haleliuja. Mes gavome ją ir gavome antspaudą, kad mes esame jo. Kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Ir mano versija, kas turi Kristaus dvasią, tas yra jo. Patvirtinimas ir antspaudas, kad mes esame jo paveldas. O, sugebėjau iš Dievo malonės tiek prabėgti tiek daug temų ir jūs suvalgėte kažkiek. Tai tiek daug temų, čia galime iš kiekvienos kalbėti, seminarą dėstyti, malonė, įstatymas, kaip čia susidėlioja viskas, kas tas palaiminimas. Žmonės tiek daug kalba tą palaiminimą, kažkokią ten emociją. O, aš išėjau toks palaimintas. Išėjai tu palaimingas, palaimintas tu visuomet esi. Su gerom emocijom, su blogom emocijom. Patį juodžiausią penktadienį tu esi palaimintas. Galbūt nepalaimingas, bet esi palaimintas. Nes palaimintas tu tapai, kai ėjai į Kristų. Kai priėmė jį, tu jau iškart palaimintas. Tau reikia suformuoti tą mąstymą ne dėl mano darbų, ne dėl mano nuotaikų, ne dėl aplinkybių aš esu palaimintas, bet Dievo sprendimu aš esu palaimintas. Kristaus surinkti vienam tikslui gyvenimui, Zoje. Mes esam surinkti. Viskas. Kai paskutinis priešas mirtis bus sunaikintas, visam pasauliu sunaikins mirtį. Viskas bus sunaikinta. Jis nekenčia. Mirtis yra Dievo priešas. Ir tavo gyvenime mirtis sunaikinta, jeigu tik į Jėzaus auką. Mirtis sunaikinta. Tu nemirtingas. Gali drąsiai tai sakyti, Jėzus sako, kas laikosi mano žodžio, nerakaus mirties per amžius. Kas laikosi mano žodžio, neragaus mirties per amžius. Kaip aš gyvenu ir jūs gyvensite.
Taip, teisingai. Amen, jūs pamokslininkai. Pamokslininkai, reikia pagauti Evangeliją, pagauti gyvenimo tarnystę, pagauti išteisinimo tarnavimą. Ir tai yra dvasios tarnavimas. Dvasia, šventoji dvasia prie šito tarnavimo stovi, o ne prie to, kuris ano amžiaus, anos eros. Jis tai buvo auklėtojas. Tai buvo netobula viskas, netobula auka, netobuli šventikai, netobula šventikla, viskas netobula. Su Jėzumi atėjo viskas tobula. Tobula šventikas, tobula auka, pačių šventų švenčiausioje, nerankų padarytoje, į pačią tikriausią įžengė ir įvykdė amžiną atpirkimą. Viskas. Padaryta. Mėgaukimės laisvę, mėgaukimės malonę, mėgaukimės Dievo dovana, kurią mes turime dabar. Čia yra privilegija būti Dievo vaikų, čia ne religiosininkų kažkokio, čia privilegija, Dievo meilė, Dievo malonė ir nepaliaujamas lūkestis ir laukimas, kad geri dalykai ateina iš mano tėčio danguje. Ir tai tobulos dovanos, geri daviniai ateina iš mano tėvelio danguje. Aš laukiu kiekvieną dieną gerų dovanų ir sprendimų. Jeigu mane kviečia į teismą ir gąsdina, aš nesujudėsiu. Aš nepaliausiu tikėti, aš pasitikėsiu, kad jis mane apgins. Jeigu man pasako, sąskaita didelė už butą, aš nesutriksiu. Viešpatie, tu matai, aš pasitikiu tavimi, aš nesiremiu į kūną, nesiremiu į žmogų, nesiremiu į organizaciją. Aš laukiu iš tavęs sprendimo. Viešpatie, aš tikiu. Aš esu kitas žmogus, aš esu pažado žmogus, aš esu sandoros su tavim žmogus, aš esu palaimintas, išteisintas, pašlovintas Dievo vaikis. Na kągi, padarykime pertraukėlę tada, ne? Padarykime pertraukėlę. Ką mes kalbėjome apie šitą pamoką? Gyvenimas. Bažnyčia arba eklesija tai yra ta vieta, kur skleidžiamas gyvenimo žodis. Ir šita bažnyčia eklesija.lt tam ir skirta, kad tu nemirtum, bet gyventum jo gyvenimą. Ant kryžiaus jis paėmė tavo gyvenimą, bet prisikėlęs jis tau dovanojo savo gyvenimą. Sako, ar nori gyventi mano drabužiuose? Ar nori gyventi, kaip Dievo sūnus gyvena, kaip Dievas pats gyvena? Tas gyvenimas buvo pas tėvą ir pasirodė mums. To gyvenimo nebuvo šioje žemėje, tik su Jėzus atėjimu atėjo. Sako, mes matėme šitą gyvenimą, šitą Zoje, mes su rankos lietė ir mes visi jums skelbėme šitą amžinai gyvenimą. Mes jums skelbėme amžinai gyvenimą, kuris yra jame, sūnuje. Aleliuja. Dėkojame tau, Viešpatie Dieve, už tavo nuostabią valią mums visiems, Viešpatie. Ir už tą didelę privilegiją, Viešpatie, tarnauti, Viešpatie, Naujojo testamento tarnavime, Dieve, ne raidės, bet dvasios, nes raidė žudo, bet dvasia teikia Zoje, teikia gyvenimą, Viešpatie. Virelai, nepabėkit. Mes žinom, kad Virelo šeimoje labai įdomus dalykas įvyko. Aha, žinom visi. Bažnyčia auga, reiškia, ar ne? Tai mes norim pakviesti, gal pastorius pasimels, palaimins, mes nuo Lytiškių, kiek galim, kaip sakant, kaip sugebam, kiek Dievas duoda, o toliau prašom. Kągi, Virelai, tikrai, tu brangus brolis esi, mums visiems ir visai Lietuvos bažnyčiai, tu brangus brolis, atsidavęs Dievui, tarnauji ir tikrai Dievas duoda tau ir jėgų ir praeiti sunkumus, visokio tipo sunkumus. Bet mes tikime, kad mes visi praeisim ir sako, visose sunkiose situacijose mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Ir niekas mūsų neatskirs nuo Dievo meilės. Niekas neatskirs nuo Dievo meilės, kur yra Jėzuje Kristuje. Todėl, kaip tau sakau, Virelai, tai visiems klausantiems, kad neįsigaskime jokio sunkumo, tai neatskyrė tavęs, tai užgrūdins tave. Ir šitie išbandymai reikalingi tau, nes kažkas vyksta tik išbandymuose. Kažkas bręsta tik išbandymuose. Tai
tai, ką mes turime priimti su didžiausiu džiaugsmu. Tai va, ir dabar daug apie išbandymus nekalbant, tikrai vėrėlai. Linkime tau visos Dievo pilnatvės, tavo šeimai, visos Dievo pilnatvės ir be galo daug malonės tarnystėje. Šventosios dvasios dovanų, išminties, eurų, kad Zoja vizijoje būtų ir Eurovizija visuomet, amen. Mes pamokslavom šiandien apie Zoja Vision, Zoja viziją, kad joje būtų vietos taip pat ir Eurovizija. Pažymsim, jo. Gerai. Ir ką, ištieskite savo rankas, brangiai, ir mes palaiminkim vėliau. Dėkojam tau Viešpatie Dieve, mes meldžiame Viešpatie. Mes meldžiame Dieve, visas tavo malonės Dieve. Ir mes sakom, kad visi tavo pažadai Kristo Jėzų taip ir amen. Ir mes skelbėme vėrėlų Dieve. Mes skelbėme štai šeimai Dieve. Daug Viešpatie tavo palaimos Dieve. Daug palaimos, daug meilės, džiaugsmo, išminties Dieve, stiprybės Viešpatie. Per tavo Dieve šventąją dvasią Viešpatie, tu sustiprink į vidinėme žmoguje Dieve. Viešpatie Dieve, kaip jis dabar ėjo iki šiol, kad jis ir testų toliau spinduliuoti Dieve tikėjimą, viltį, meilę, pažinimą, kad jis visur skleistų mielą Dievo pažinimo kvapą. Mielą Dievo pažinimo kvapą Viešpatie. Ir kad jis būtų ta knyga visų žmonių suprantama ir skaitoma. Kristaus knyga, parašyta ne raidėmis, ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia. Gyvojo Dievo dvasia Viešpatie. Visa šeima, tavo palaima Dieve, tavo palaiminimas pažadėtas Dieve, tebūnie matomas, tebūnie suprantamas, suvokiamas visų aplinkinių. Dieve mes meldžiame ir dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen. Aplokime Viešpačiui. Šlovė Dievui, šlovė Dievui. Nu ką, dabar pertraukėlė.